Sveiki, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Nuostabi diena, vaikščiam su žmona po Ozą, užsakėm jai superinius akinukus. Pamatysit kada, kokiam video. Bet šios dienos žinutė yra tokia. Kaip įtakoja informacija, kuria ateina į mus, mūsų sveikatą? Ne. Girdėjau tokią istoriją, yra moksliškai įrodyta, patvirtinta, kad žmogus vienas sirgo vėžiu, jau paskutinė stadija ir jam liko gyventi maždaug 1 mėnesį. Jis pagalvojo, jeigu jau man liko 1 mėnuo, aš užėsiu, tad pagyvensiu, pajuokausiu, bus viskas gerai. Paėmė daug komedijų, visokių vaizdo kasečių, žurnalų ir tą mėnesį praleido grinai vienas, juokavo, žvengė, puikiai praleido laiką ir pastebėjo, kad praėjo mėnuo, o jis vis dar gyvas ir jaučiasi visai gerai. Nuėjo pas savo gydytoją, jis patikrino ir jokio vėžio požymių nėra. Išvada yra paprasta, kad maitinkite savo protą gerom emocijom, gerom mintim. Jūsgi renkatės maistą, jūs nevalgot kažkokį supūvusių maistų, jūs nevalgot surūgusių pienų, jūs nevalgot pažaliavusius mėsos, tai mes turėtume filtruoti tą informaciją, kuri ateina į mūsų galvą. Man tai labai padeda, aš nustoju žiūrėti žinias. Taip, aš pasižiūriu, kas vyksta, bet jeigu aš matau, kad kažkas neįgimo, aš to tiesiog neleidžiu į savo gyvenimą. Taigi, linkiu jums gražios dienos, su jumis buvo Jurgis iš Tavo Tikslas LT.